Mums iš tiesų reikia patirti savo pačių gilų gylį. Ar turi būdus, įrankius, kaip padėti savo nerviniai sistemai nusiraminti? Ir ar esi visa širdimi ir visa savo drąsa atvira arba atviras išgirsti daugiau? Ir būtent šitas darbas tapti ir būti prieinamu savo pačiai, prieinamas savo pačiam. Būtent šitas darbas yra mūsų didžiausias prioritetas. Čia laikai iš mūsų prašo kuo greičiau sustoti daryti, ką mes darome automatiškai ir iš inercijos, ir kuo greičiau susigrąžinti fokusą į tikrąjį, autentišką save. Nes kitaip mes tiesiog nusilaušim savo sprandus. Žmonės, mano nuomonė, ne ten kreipia, ne taip, ne tame, ne tuo tikslu naudoja savo valią. Žinai, aš kai susiimu, kai ištraukiu savo valią, pavarau ir padarau, ir aš tikrai daug padarau ir daug pasiekiu ir būna jėga. Dieviškas įrankis valia, mano nuomonė, yra ne ten sufokusuojamas ir ne ten naudojamas. Valia mums duota pažinti save, atrasti autentišką save. Ir valią turėtumėm naudoti ne išorinio pasaulio kūrybai ir įrodymui savęs, bet valia skirta yra mūsų vidiniam darbui atlikti. Ar esi giliai viduje prieinama savo pačiai, savo pačiam? Ar tu esi prieinama savo vidiniam balsui? Ir tai buvo labai svarbus klausimas, kadangi mano supratimu savo vidinio balso girdėjimas yra bene pagrindinė autentikos dedamoji dalis. Nes būtent tas paprastai labai tylus ir švelnus vidinis balsas, būtent jis mums sako gryną tiesą, švarias žinutes, atneša mūsų unikalų vidinį turinį. Kaip girdit, tas autentiškumas, labai didelė jo dalis, gali tau atsiskleisti, jeigu tu iš tiesų nueini giliai į save. Autentiškumo atsluoksniavimas, kad jisai išryškėtų, išgrynėtų, išsigrynintų, sakyčiau, buvo varginantis procesas, pareikalavęs daug syvų vidinių, bet dienos gale tai atneša labai didžiulį išsilaisvinimą, labai didžiulį džiaugsmą, tokį suvokimą, kokio grynumo esu. Labai linkiu tai patirti. Ar mūsų darbai, veikla, kurią užsiimi dabar, ar visa tai yra suderinta su tuo, kuo tu tampi, jeigu būsi giliai savyje? Pamatysi kontrastą
Ir tada galėsi padaryti teisingus, tau tinkamus sprendimus ir pasirinkimus. Tai vadinasi, būti žmogumi. Diskomfortas yra esminis augimo, mokymosi komponentas. Matot šitą siaurą adatos skylutę? Mums reikia pro čia lįsti. Ir tik tai išgryninta tavo tiesa ir esatis gali praeiti į priekį. Ir kągi, mano mylimukai, man buvo gera su jumis draugauti. Ačiū, kad jūs man pasitarnavot nuostabiausiais, man reikalingais būdais, bet mums treks truputėlį apsišluoti, išsigryninti. Bet kviečiu nepadaryti mažo sprendimo. Kviečiu padaryti svarbų ir galbūt labai didelį sprendimą ir kad tu galėtum jausti daugiau vidinės laisvės, išsipildymų, pilnatvės, ramybės, susiliejimo, savęs pajautimo. Geros integracijos, prasmingos savirefleksijos, minkštos, švelnios, pagarbios erdvės, meilės patiems sau šį vakarą ir visados.